Dėstydama anglų kalbą aš visada siekiu performuoti mokinių smegenis taip, kad jie automatiškai sudarinėtų sakinius pagal anglų kalbos logiką. O logika čia labai paprasta. Pagal kokią schemą sakinį sudarysite, taip jūs ir supras. Kitais žodžiais turite visada galvoti apie žodžių tvarką, nes nuo jos priklauso sakinio reikšmė. Štai, tarkime, sakote pašnekovui, kad viskas gerai. It is okay. Ir jūs puikiai supranta. O dabar užduokime tokį pat klausimą ir pasiteiraukime, ar viskas yra gerai. Šioje vietoje daug kas tiesiog imituoja klausiamąją intonaciją ir sako, it is okay? Ir niekas jums nieko neatsako. Kodėl? Nes jūsų pašnekovas išgirdo čia ne klausimą, o tvirtinimą, tiesiog su kažkokia keista intonacija. Atkreipkite dėmesį, kad anglakalbiai atpažįsta klausiamąjį sakinį tik iš žodžių tvarkos, ne iš intonacijos. Jūs turėtumėte keisti pradinę žodžio tvarką, iškeldami veiksmažodį į sakinio pradžią. Is it okay? Tuomet pašnekovas turės galimybę atsakyti jums teigiamai arba neigiamai. Yes, it is arba no, it is not. Follow me and learn English effectively.